Skamba telefonas. Kelias į mokyklą, kelias į pasaulį. Mes esam laisvės vaikai, gimtosios žemės vaikai. Atvykome į Zarasus, į Ąžuolo gimnaziją pašnekėti su Karolina. Man labai nejauku šitų grotų šnekėti, gal mes galėtume susirasti kokią nors šviesesnę vietą. Aišku, galim. Tad, panelė, rodykite kelią. Aš Karolina Popovaitė, mokausi Zarasų Ąžuolo gimnazijoje 2 B klasė. Visi sako, kad aš esu labai draugiška ir kūrybinga. Man visą laiką taip atrodo, bet gal galima ir kitais pasikliauti. Aš lankau tautinius šokius, teatro studiją, šiemet pradėjau mokytis dainavimo. Ir iš tikrųjų laisvo laiko neturiu labai daug, tai jį dažniausiai praleidžiu arba kažkokius filmus žiūrėdama prie kompiuterio, dar su draugais ką nors kartais veikiam, knygas kartais skaitau. Šiaip su klasės draugais pernai metais pradėjom kurti filmukus, tai labai užsikabinom už šitą reikalą. Iš tikrųjų, tai atima daug laiko. Tai daug laiko tam būna skirta, kol viską pasiruoši, pradedi daryti, tai iš tikrųjų niekur nebelieka. Karolina yra labai drąsi mergaitė. Ji stengiasi išnaudoti visas galimybės, save išbandyti kažkokiose naujose veiklose. Netgi tose, kuriuose nebūtinai būna lengva ir nebūtinai gali viskas pavykti. Iš vienos pusės ji tarsi tokia santūri ir kukli mergaitė, bet iš kitos ji turi tokių sveikų ambicijų ir drąsos. Ar esi kritiška savo ir negailestinga? Manau, kad taip. Stengiuosi savo visas blogas pusės pastebėti ir taisyti. O kaip tu reaguoji į nesėkmes? Jeigu šiaip nesėkmės, man atrodo, kad kaip tik man skatina taip į priekį, kad judėt, kad reikia, jeigu šį kartą nepasisekė, kitą kartą bus geriau. Ir kodėl, jeigu jis gali, kodėl aš negaliu, tai užsispiriu ir darau. Kokioje sferoje norėtum save realizuoti, kai baigsi mokyklą ar kažkokius mokslus? Manau, kad bendraujant su žmonėm labai kažką tokia veikla, kur neužsisėdi, kur eini į priekį, judi ir viskas keičiasi, kažkokia tokia viskas judėjime. O kokios sferos tave traukia gyvenime? Aš šiaip gal daugiau tie socialiniai mokslai mane traukia ir toj sferai norėčiau kažką pasiekti. Na ir ką klasės draugai galit pasakyti apie Karoliną? Karolina, tu šauni. Ką dar? Ir į priekį mus vedi. Negi tik tai 2 sakiniai. Su jaukučiu ir žinia. Ir dar ką nors įspauskit. Gyveni tu šią dieną. Negi tik tai 4 eilis. Prašau. Kiemas, čia yra mano kiemas. Kiemas, čia yra mano kiemas. Kiemas, čia yra mano kiemas. Aha, kiemas, čia yra mano kiemas. Šalin rankas. Tai štai, kai šie gimnazistai egzaminams ruošiasi. Labą dieną, mokiniai. Labą dieną, tamsta. Gal matėt Tautvydą? Labas, Tautvidai. Gal mes galėtume kur nors eiti pasišnekėti? Tai gerai, galim. Einam pasišnekėti apie gyvenimą, rodyk kelią. Esu Tautvydas, esu iš Panevėžio Balčikonio gimnazijos. Mėgstu žaisti krepšinį, futbolą, tinklinį. Esu NMA mokinys ir fotono. Tik kai būna NMA sesijas, labai smagu susitikti su protingais žmonėmis iš visos Lietuvos. O fotonas tai dėl to, kad tai būtų lengviau fizikos egzaminą laikyti. Tai fizika yra tavo tikslas? Ne, mano tikslas ir mechaninė inžinierija, nes man labai patinka mašinos. Tai noriu pasakyti, kad gerai mokydamasis ypač tiksliuosius mokslus, tu nori remontuoti mašinas? Tai taip, nes ir visą laiką reikia gyvenime pasirinkti tai, kas tau smagu, ne tai, kad už tai gautum daug pinigų, bet būtų nesmagu dirbti. Na, Tautvydas žinoma yra labai draugiškas, ir gerai mokosi. Stengiasi išmokti kuo daugiau anekdotų ir pralinksminti klasę. Malodės, gerai žaidžia kašę, gerai mokosi, pamoko, kai nesuprant fizikos. Nuostabus žmogus, taip pat puikus draugas ir vienas linksmiausių žmonių klasėje. Tikras tūkstantmečio vaikas. O kaip atrodo tavo laisvalaikis? Einu pamėtyti krepšį, būnu kur nors su draugais, važiuoju pažvejoti ar su dviračiu kur nors pavažinėti. Taip pat laisvalaikiu mėgstu fotografuoti gamtą, kokius nors įdomesnius gyvūnus arba gamtos reiškinius. Šiaip knygų tai nelabai skaitau, nebent užduoda lietuvių mokytoja, bet ir tai kartais jas perskaitau. Nes aš galvoju, kad filmas geriau žiūrėti, sutaupi daug laiko ir daugiau pamatyti ten visokių tų detalių
ir tiesiog nereikti be reikalo dar varginti savo galvos, įsivaizduoti, kaip viskas atrodo. Kai aš pernai metais ėjau į klasę ir apžvelgiau visą klasę savo žvilgsniu, pirmiausia užfiksavau Tautvydo akis. Man tos akys labai gilios, išraiškingas ir gražias. O kas per žmogus, jis labai nuoseklus. Jo rašto darbai tai yra pavyzdiniai, mažos enciklopedijos. Po kiekvieno rašto darbo ir kontrolinio aš pasiskolinu iš jo tą darbelį, pakeliu prieš klasę ir rodau, sakiau, žmonės, mokykitės, kaip turi atrodyti vyro užrašai. Ko palinkėtum savo konkurentams finale? Tai kovokite ir būkit man varžovais gerais, kad būtų smagiau jūs nugalėti. Girdėjus?